Šiandien dalinkimės kartu tikėjimu, kuris veikia. Ir vienas iš daugelio rašte pavyzdžių, gyvo Dievo pavyzdžių, kuris veikia, yra Bartimėjaus tikėjimas. Bartimėjus buvo toks pat žmogus kaip mes. Ne tai, kad toks pat kaip mes. Jis buvo daug blogesniam statuse, negu daugelis iš mūsų esam. Bartimėjus nematė ir socialiai buvo užribyje. Jis buvo elgeta. Raštas sako, kad Bartimėjus buvo elgeta ir aklas. Bet dėl ko man tai patinka Bartimėjus, kad jis turėjo tokį tikėjimą, kuris stebino Jėzų. Ir aš pasidalinsiu rašto vieta. Čia bus Morkaus 10, nuo 47 eilutės, kas vyko, kad aiškiai suprasti. Išgirdęs, jog čia Jėzus iš Nazareto, jis pradėjo garsiai šaukti: Jėzau, Dovydo sūnau, pasigailėk manęs. Daugelis jį draudė, kad nutiltų, bet jis dar garsiau šaukė: Dovydo sūnau, pasigailėk manęs. Jėzus sustojo ir tarė: pašaukite jį. Žmonės pašaukė neregį, sakydami: pasitikėk, kelkis ir eik. Tas, vadinasi, Bartimėjus, nusimetęs apsiaustą, pašoko ir atėjo prie Jėzaus. Jėzus jo klausė: ko nori, kad tau padaryčiau? Neregys atsakė: Rabi, kad praregėčiau. Tada Jėzus jam tarė: eik, tavo tikėjimas išgydė tave. Kaip nuostabu. Jėzus sako: eik, tavo tikėjimas išgydė tave. Vadinasi, nuo to momento, kai Bartimėjus tik išgirdo apie Jėzų, jis vadinasi klausės, jis nematė, jis skaityti negalėjo, jis matyti negalėjo kitų išgydytų savo akimis, jis negalėjo matyti, bet jis buvo įsitikinęs tuo, ką girdėjo, kad Jėzus yra pats Dievas, kuriam nėra nieko neįmanomo. Tai reiškia, realiai nėra nieko neįmanomo. Tam, kuris gimęs nuo vaikystės su, sakykime, nematančiom akim. Plus jis elgeta socialiniam užribyje. Ir nežiūrint to, kad jam nėra jokių aplinkybių, kas gali padėti išoriai, jis išgirdęs apie Jėzų, jis buvo įsitikinęs, kad būtent čia tas Dievas, kuris gali ir pakeičia būtent Bartimėjaus gyvenimo aplinkybės. Ir dar kas įdomu, bet rašte paminėta, vadinasi, tai ypač svarbu, kad kai Bartimėjus pradėjo šaukti, išgirdęs, kad Jėzus eina, aiškiai sako, pradėjo šaukti, kad Dovydo sūnau, pasigailėk manęs. Vadinasi, pilna buvo aplinkui žmonių, kurie šaukė: nustok, tu ką, nesupranti, kad neturi jokių šansų, tu elgeta, tu nuo vaikystės neregintis, ko tu dar trukdai Jėzų. Kaip ir kitose evangelijose aiškiai žmonės arba minia prieštaraudavo tam žmogui, kuris turi tikėjimą. Kaip ir mūsų gyvenimo aplinkybėse, tikriausiai yra pilna tų, kurie nori paneigti, kad mano tikėjimas, kuo aš tikiu ir ko laukiu, kad gali ir tampa realus, kad tai yra realu tai, ko aš laukiu. Nes paprastai žmonėm taip paprasta pakomentuoti ir, taip sakant, užčiaupt, kad nešauk. Bet kuo yra nuostabus Bartimėjus, kad kuo daugiau minia, ir greičiausiai ten įvairiausių, ir įtakingų, ir netokių įtakingų buvo toj minioj, ir sakė jam: užsičiaupk, Bartimėjus šaukė dar labiau. Žinot, ką tai rodo? Tai rodo nepajudinamą tikėjimą, kuris veikia.
Nes Jėzus aiškiai sakė, kad o be tikėjimo neįmanoma patikti viešpačiui. Be tikėjimo, va tokio tikėjimo, kurį turėjo Bartimiejus, neįmanoma patikti viešpačiui. Vadinasi, kad ir kokios išorėje aplinkybės bebūtų ir kaip spaudžiančios, tai reiškia tiek nuomonę formuojantis, ar artima aplinka, ar tolimesnė aplinka, kas besakytų, užtenka tau klėdėt, užtenka tau nusišnekėt, tu ką nematai, kad niekas nesikeičia, tu ką nematai, kad tik blogėja aplinkybės. Mano kaip Dievo sūnaus, Dievo dukros dalis, kol gyvenu žemėje, būt absoliučiai įsitikinusiai ir klausyti būtent tai, kad Dievas sako, kad būtent tai yra tiesa. Nes Bartimiejui tai, ką jis girdėjo, ką daro Jėzus savo gyvenimo kely dabar žemėje, jai buvo visiška tiesa. Ir jis dar kartą pakartosiu, kad jis tik girdėjo, jis net nematė, bet Bartimiejus savo širdį neabejojo. Ir kai jį visi spaudė, jis dar daugiau šaukė, kad Dovydo sūnau pasigailėk manęs. Tai rodo, kaip svarbu būti įsitikinusiam, kalbėti ir nepavargti to daryti, jeigu ir neturiu savo gyvenimo kely pritarėjų, tų pritarenčių, taip sakant, kurie kartu su manim stovės tikėjime. Jeigu tokių žmonių ir nėra mano gyvenimo kely, aš stovėsiu iki galo. Nes Bartimiejus raštas nesako, kad turėjo palaikančiųjų. Jis buvo vienas. Jis tiesiog žinojo, kad Dievui yra įmanoma pakeisti, absoliučiai pakeisti jo gyvenimo aplinkybės. Ir dar kas yra nuostabu, kad minė tik tai šaukė, kad tu užsičiaupk, o kai Jėzus pasakė ateik, jau ta minė sako eik. Tai reiškia, tai rodo, eilinį kartą ta raštas rodo, kad žmonės kaip dažnai keičia nuomonę. Vadinasi, žmonių nuomonė yra kintanti, o Dievo nuomonė nekintanti. Va todėl taip svarbu laikytis viešpaties suvokime, viešpatie gyventi, vat būtent aukščiausiojo globoje, su viešpačiu kalbėti, į viešpatį žiūrėti, o ne į žmonės. Ir grįžtant prie Bartimėjaus, jis, kai jį pasakė jam, kad tave šaukia Jėzus, dar net nepasikeitus aplinkybėms, nepasikeitė niekas. Jis toliau aklas ir toliau elgeta. Bet jis nusimetė apsiaustą, kuris rodė jo statusą. Jis buvo, taip sakant, susiviniojęs į tokį, kaip senais laikais pabrėžiantį statusą, apdarą. Bet jo įsitikinimas dar iki to, kol aplinkybės realiai pasikeitė, buvo realios jam pačiam. Už tai kaip svarbu mums būti įsitikinusiem, mums patiem. Tai, kad Dievas šiandien kalba man, o jis sako, kad ilgų laimingų gyvenimų pasotinsiu, nebijok, būk drąsus, kad tai būtų man realu šiandien, kad dar nesant realių apčiuopiamų aplinkybių, aš galėčiau nusimesti tą apsiaustą ir eiti pas Dievą, stovėti su viešpačiu, kad Dievas, matydamas mano tikėjimą, sakytų, eik, tavo tikėjimas padarė tą, eik, tavo tikėjimas padarė tą, nes būtent mano tikėjimas, tai reiškia kiekvieno iš mūsų, kurie esame Dievo vaikai, jei dar netapę Dievo vaikai, labai raginu tapti Dievo vaiku, tai reiškia pakviesti. Ir tai niekada nevėlu pakviesti Jėzų į savo gyvenimą, pakviesti viešpatį, būti savo gyvenimo viešpačiu ir gyventi aukščiausiojo globoje. Tvirtintis Dievo pažinimu, jame stovėti, laukti gerą, nepasiduoti, nes tai yra jėga, kuri veikia kiekvieno, kuris tiki gyvenime.